Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki, mėly Pilnos valties bičiuliai, mūsų žiūrovai. Šiandien yra rugsėjo 7 diena, ankstyvas rytas, labai geras oras, labai geras laikas, ramumo. Oras jau po truputėlį vėsta. Ir šiandien mano tikslas yra pabandyti pagauti salatį. Aš randuosi aukščiau Kauno, Nemune, saloje. Čia priešais mane, už manęs atsiprašau. Šitoje vietoje yra didžiulė sekluma. Čia laikosi būriai aukšlių. Ir dažnai čia būriuojasi salatis. Ateina salačiai, ypač rudenį, jie laikosi šitose vietose, šitose seklumuose. Toliau eina vaga ir iš vagos salatis ateina maitintis aukšliams. Taigi šiandien mano tikslas yra pabandyti pagauti salatį. Ir kad manęs neviliotų kitos žuvis, ar tai starkis, ar tai lydeka, aš pasiėmiau specialiai liaunesnį spiningą, Santa Croixas, iki 12 gramukų, 9,6 pėdos, 3 metrų, liaunas kotas, valiukas 0,12, pagal amerikoną pakankamai plonas, pavadėlis 0,25. Ir šiandien bandysiu pagrindę gaudyti vobleriais. Tai bus paviršiniai. Bent jau pasiėmiau paviršinius. Volkeriukus. Pasiėmiau skęstančius tikiukus. Šiek tiek giliau neriančius voblerius ir kelias blizgės. Bet blizgės laikau tolimiem metimam ir stengsiuosi jomis negaudyti. Taigi, kokia bus žvejyba, pamatysite šios laidos eigoje. Žiūrėkite mus, sekit mus, komentuokit, visada atsakysiu jūsų klausimus. Jeigu esate kaunietis, užsukite mūsų parduotuvę, Pilna valtis, Varnių gatvėje. Visada patarsiu, ar aš, ar mano kolega. Ir gero jums žiūrėjimo. Pirmi žingsniai, kadangi čia yra seklu, man reikia paviršinio masalo ir popieriukų, volkeriukų dar negaudysiu, nes yra rūkas. Manau, tai šiek tiek kenkia. Va, žuvis šokinėja, nežinia kas. Nesalatis. Taigi bandysiu stiką, kuris neria 20 cm gal, kiek jį panardinsiu. Ir kol nepraėjo rūkas, bandysiu pramėtyti stikiuką. Visai paviršinis masalas. Bandysiu su juo apžvejot. Labai geras masaliukas. Eina visiškai paviršium. Visiškai skęstantis, metasi puikiai. Praktiškai kaip blizgė.
gali apmėtyti visas vietas. Puikiai dirbantis. Dirba jisai gal panašiai kaip blizgutė. Eina visiškai paviršium. Jų yra nemažai spalvinimų šitų masalų, bet aš renkuosi daugiau natūrales. Manau, kad salačių labiau tinkamas yra natūralios. O va, pirmas kibimas. Štai jum ir stikas. Štai gražiai sudirbo. Vobleriukas pirmas kibimukas. Bet kažkodėl manau, kad čia bus arba šapaliukas, arba nedidelis salatukas. Bet pradžia yra, pažiūrim, salatukas. Salatukas, nelegaliukas. Nors šiandien aš jų gal ir taip. Jie bus paleidžiami visi, ar legalas, ar nelegalas. Va, prašau, pasigrožėkit. Pirmas keli metimai. Ir štai mes turim pirmąją žuvį. Stikas. Dirba Strike Pro stikas. Šiemet čia naujiena. Neturėjom jų. Deja, labai greit juos išpirko. Tiekėjai išpardavė, nežinau, ar dar turės. Bet pas mus dar parduotuviai jų yra. Taigi, žuvis keliauja atgal. Laiminga. O mes bandom toliau. Vėl kažkas greipštelėjo. Žiūrim, ką mes čia turim. O, pažiūrėkit. Stikiukas. Žuvis. Panašiai voblerio dydžio. Būna ir tokių žuvų. Salatukų labai norėtųsi man išvengti tokių žuvų, kad jos nenusikankintų. 2 salačiukai mūsų sąskaitai. Dar vienas privalumas šitos vietos yra tai, kad čia būna labai nedaug žmonių. Kad prabristi šitą vietą reikia žinoti praėjimą. Ir nedaug kas čia ateina keletas žmonių, keletas mano pažįstamų, ateina gal ir vietiniai, bet šiaip, va, vėl turiu, gražiai, stikas dirba, masalas, kurios man ypatingai patinka. Va, teisybė žuvis nedidelė, bet mano tikslas yra neprigaudyt kuo daugiau ir kuo didesnių žuvų, bet išbandyti naujus masalus, pažiūrėti, kaip jie veikia. Štai, šitas jau šiek tiek didesnis, pasitraukėme į arčiau. Gražiai paimam. Atkabinam ir paleidžiam. Trečia žuvis. Puikiai pradžia, puikus laikas, puikus įspūdžiai iš tikrųjų man.
Ir laukiam stambesnių egzempliorių. Pabandysiu pakeisti masaliuką. Ir dabar uždėsiu visiškai paviršinį masalą. Surasiu į savo dėžutį. Jeigu aš tik jį pasiėmiau, būtų labai gaila, jeigu aš jo nebūčiau paėmęs. Dėja, ai va, turiu. Štai. Štai šitas masalas ima Kobra Pugačiov. Kodėl Pugačiov, nežinau. Ponas Seprieno Pugačiovo, kuomet panašus į Kobrą, bet kad veiksmingas, tai tikrai šitas masalas yra visiškai paviršinis, jis eina virš vandens paviršiaus. Aišku, minusas, kad jisai ne taip metasi gerai, bet kažkodėl aš jo, va, banga, op, gražiai, užvijo gražiai, aha. Reiškia, šitas masaliukas yra taipogi veiksmingas. Bandysim dar kartelį praeiti. Visą laiką volkerius paviršinius traukiu pasroviui. Šiaip, manau, turėtų gal dar būtų užvijimas. Bandysiu pramėtyti šitą masaliuką daugiau. Bet žuvis į masalą reaguoja. Tai yra gerai. Šiaip su paviršiniais masalais aš asmeniškai daugiausia gaudau, kur yra daug žolių. Žuvis iš salatės, iš žolės, jis nespėja apžiūrėti gerai masalų ir staigiai įgriebia, o atviram vandenį jisai gali jį daugiau apžiūrėti. Ne, kol kas daugiau nenori. Taip, vėl pasikeičiu masalą, dabar bandysiu šiek tiek pramėtyti su rapaliniu popieriu, 5 cm, gražiai dirbantis, duodantis garsą. Minusas jo yra, kad jisai prastai metasi. Bet jeigu žuvis maitinasi arčiau, jį griebia puikiai. Šiek tiek salatės apstojo vaikytis. Vis dėlto pats laikas yra ankstus rytas. Aš gal šiek tiek ir susivėlinau. Bet yra kaip yra. Popieriukas, kaip sakau, minusas, prastai metasi. Labai neblogai gauji su šito popieriuku iš valties, kaip tu tyliai gali priplaukti prie žolynų. Ne. Kol kas jo nenori. Pilkeriukas Pako, Pantūno, Pantūn 21, pirmas. Labai gerai skrendantis masaliukas. Privalumai 2. Tikrai gerai, ypatingai gerai metasi. Nedidelis, kas yra svarbu šitoj vietoj, nes mailius čia yra taipogi nedidelis. Šiek tiek aš jį pramėtysiu, bet jo tikiuosi daugiau arčiau salos.
Dar vienas masalas. Japonų gamintojas Apie Punchlainas. Net nežinau, kaip įvardinti šitą masalą. Jo visa forma yra kaip popierio, bet jis yra skęstantis. Šiaip tikrai veiksmingas, pakankamai gerai metasi. Ir parodėsiu pas mane rezultatą salačių žvejyboj. Bandysiu jį kažkiek pramėtyti. Labai geras metimas, gražiai dirba, labai graži spalvinė gama jų yra. Įsibėgau, nedaug jų yra mūsų parduotuvėse, bet salačiui tikrai puikiai tinkamas masalas. Po truputį apsisukinėju, grįšiu atgal. Eisiu link salos. Po to, jeigu dar turėsiu laiko, tą patį variantą pakartosiu. O, vėl išėjau. Opa! Opa, kaip gražiai atsikabina. Puiki žvejyba. Bet dėl šitokių sekundžių verta eit žuvaut. Gražiai užėjo, gražiai užvėjo. Va, kaip ir minėjau, apie vobleriukas. Ava. Gražiai. Ai, pabėgo. Labai smagu matyti, kaip salatis kimba nuo paviršiaus. Apie vokeriukas. Japonas yra japonas vis dėlto. Jisai visada dirbantis, visada veiksmingas. Atrodo, sakytum, brangus masalas, bet kai pamatai, kiek jis turi privalumų, gerai metasi. Gera spalvų gama. Geri kabliai. Ir visos tos smulkmenos susideda į kainą ir į kokybę. Aš asmeniškai visada renkuosi geriau kokybišką, nesvarbu, kad brangų masalą. Salačiai aprimė. Labiausiai man nepatinka saulė. Vėl keičiu masalą, bandysiu pramėtyti pačioj saklumytėj. Matau, kažkas lygtai užvaiko čianai. Čia gali būti ir ešerys. Tačiau aš nebeturiu kito pasirinkimo. Saulė man viską gadina šiuo metu. Labai matomumas aiškus nuo jos. Ir dabar bandysiu vėl ima kobrą Pugačiov. Matysim, ar jinai kažką duos. Pereisiu šitą ruožą dar, iki priekį esančių gulbių. O banga vejasi. Ne, nenoriu, va. Dar turiu šansų, reiškiasi. Žuvis dar visai nepasitraukė. Labai smagu matyti bangą. Nežinau, ar matėt jūs, bet čia man šitas dalykas matosi aiškiai.
Verda iš visų pusių. Mano masalą ignoruoja. Va čia ir yra žvejyba, kai tu gaudai, salatis duodasi aplink, o imt nesiruoši. Ir nežinai, ką su juo daryti. Kokią taktiką naudoti, aš nebežinau. Taigi mano žvejyba jau eina į pabaigą. Paskutiniai štrichai. Saulė pakilo. O tau ir saulė pakilo ir numušiau. Numušiau masalą. O čia tai štai ką reiškia ne atsipalaiduoti. Va. Prašau, pasigrožėkit. Ir paskutiniai štrichai ir wobleris liko pas salatį burnoj. O mano dėžutė su karabinais štai ten. Ir nebeturiu ką daryti. Taigi, kad neit iki vietos, aš ryšiu tiesiai prie woblerio. Vis dėlto gal per daug nusiploninau masalą, o gal jau buvo jis ir pažeistas. Yra kelios galimybės. Negaliu pasakyti dabar tiksliai, bet, žodžiu, palikau masalą žuvyje. Ir aišku, per stiprus kirtimas. Per stiprus. Viskas. Bandom toliau. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, šios dienos žvejybą baigiu. 10 valandų, žvejota buvo apie 3 valandas. Manau, kad žvejyba pasisekė. Pagautos 3 žuvis, tiesa nedidelės. Viena nunešė woblerį. Dėl mano klaidos buvo pažeistas valas. Mačiau, bet neperišau. Jeigu pagausit žuvį štai su tokiu wobleriu, žinokit, kad tai mano. Taigi ir kokios esminės klaidos šiandien padarytos, tai gal tai, kad per vėlai atvažiavau. Šiaip tik atvažiavus, jau kibimas buvo iš karto, žuvis kibo ir salatį reikia gaudyti kuo anksčiau, arba anksti, arba vėlai. Anksti ryte arba vėlai vakare ir aš šiek tiek susivėlinau. Ir visos žuvis buvo pagautos gal pusvalandžio bėgyje, maks valandos. Toliau kibimų buvo, bet jau žuvis buvo nebeaktyvi, pakilo saulė ir žuvis matė masalą, valą, bei mane ypatingai turbūt. Tai va, ir ką norėčiau išskirti šiandien. Man veikia 3 wobleriai, tiesa pagavau tik ant vieno, bet ant kitų turėjau daug kibimų. Taigi trečioje vietoje būtų štai šitas wobleriukas. Apie punchline. Jo turėjau keletą kibimų. Nepasikirta, mačiau kaip žuvis vėjosi. Antra vieta būtų štai šitas wobleriukas Ima Kobra Pugačiov. Jo taip pat turėjau daug kibimų, tačiau žuvis atsipurtė. Minusas šito woblerio, kad jisai
prasčiau metasi šiek tiek negu kiti, su kuriais aš gaudžiau. Na ir pirmoji vietoje, tai visa žuvis padovanojęs man šitas wobleris, tai yra Squat Stick 7.0S Strike Pro. Puikus masalas, gerai metasi, gerai dirba, gaudo žuvį. Taigi, mėlieji, salačių žūklė dar tik prasideda. Aš manau, dar gaudysim visą rugsėjį ir spalį, nes oras šiltas, ruduo šiltas. Ir tikrai manau, kad dar pamatysit salačių žūklę mūsų laidose. Manau, dar važiuosiu Kauno marias žvejot. Bandysiu atvažiuoti čia vakare, gal taip matysit antrą dalį žvejybos šitoje saloje. Va. O jum, mėlieji, linkiu žvejot, pagauti, nenustot ieškot, nenustot stovėti vienoje vietoje ir sulaukti savo svajonių žuvies. Prenumeruokit mus, pamėkit, komentuokit, lauksime jūsų atsiliepimų ir iki sekančio karto. Iki.